Taigi, Oksana Tiuchtė, dar viena sielų debiutantė, iš tikrųjų pirmoji šį vakarą, kuri nusipelno mūsų šio nuomonių ringo. Taip, ir Oksana, įsitaisykit patogiai, vandens nieks nedrįsta dar gerti. Jūsgi dar šiandien dainuosite. Vitalijau, gal gali mikrofoną patikėti damai ir mes čia šiek tiek pasišnekučiuosime. Tai pirmas kartas, kuomet matome su Oksana, bet be abejo, iš kiekvienos istorijos, kiekvieno radimosi šiame sielų festivalyje slypi iš tikrųjų tam tikras ir priešistorės momentas. Tai taip tiesiai ir paklausiu, kas jūs atvedė, atviliojo, patraukė, kad va štai šį paskutinį spalio savaitgalį nusprendėte pareziduoti prie jūros ir ne tik tais mėgautis sveikatingumo procedūromis, bet tuo pačiu ir atnešti savo kūrybą į, sakyčiau, visai nemenką sceną. Kodėl festivalyje, ne? Tai žinokit, tikriausiai norėjau dainuoti apie kažką, kas yra iš tikrųjų svarbu. Ir Sielos festivalis kaip tik yra vieta, mes dažnai pamirštam belakstant, gyvenime, kad iš kur mes visi atsiradom, kodėl mes čia, ne? Tai vat šitas festivalis primena ir man, ir ta prasme, ir tas vat jausmas kažkaip mane ir atvedė. O atvedė mane iš tikrųjų susipažinimas su Justinu Stanislovaičiu. Justinas Stanislovaitis, taip, iš tikrųjų prieš 3 metų jis sėdėjo vat šitoj pačioj kėdėje ir lygiai tokį patį vaidmenį debiutanto atliko. Tai ar reikėtų klausti, kaip su juo susipažinot, nes galiu tą šiek tiek užbėgti, kad kasmet organizuojamas Water Music projektas vienijantis gražiausius Aukštaitijos ežerus, taip nėra parašyta, bet tikiuosi Justinas man pritars. Ir Aukštaitijos sostinė. Būtent ten mes ir susipažinom, aš pradėjau dalyvauti, aš jau 2 kartus su Water Music festivalėje dalyvavau. Tai per bendrus pažįstamus tiesiog susipažinom, pakvietė į Water Music ir ten irgi labai patiko man pati idėja. Ir todėl atvedė ir čia. Nepaslaptis, kad Oksana yra, ko gero, pirmoji šiandien iš visų kalbėjusių ir viena iš nedaugelio, kuri iš tiesų savo profesinį kelią sieja glaudžiai su muzika, kaip atlikėja. Jūs esate privačių renginių dainininkė, kaip suprantu, verčiatės iš muzikos. Aš šiaip iš tikrųjų ir su muzika dirbu, ir ne su muzika dirbu. Aš esu ofisinė darbuotoja, kuri turi nuo pirmadienio iki penktadienio darbą standartinį, bet man to mažai ir man labai patinka dainuoti, tai aš dainuoju visur, kur kviečia iš tikrųjų. Visokių renginių būna ir svarbu, kad sielai būtų malonu. Tai privatus renginiai taip dažniausiai. Tai čia kaip ir įsidavė, dėl ko esate sielose, nes puikiai proga parodyti savo kūrybą, save. Bet juokauju, iš tikrųjų, žinau, kad turite ir tam tikrą tą vidinį pasaulį, kuriuo galbūt neskuba dalintis viešoje erdvėje, bet čia šita terpė iš tikrųjų yra saugi ir mes iki to prieisim. Klausimo, tiesiog norėjau pasisveikinti ir visiems pasakyti, kad Oksanos Facebooko ir be abejo pirmiausia YouTube profilį šiais metais pasiekė 2 kūriniai. Pirmasis anglų kalba Never Be Like Somebody Else, niekad nebūk ar nesu. Būk savim, paprašiau. Žodžiu, būk savimi. Ir kol esame tik aš ir tu. Apie meilę, šitas tai apie meilę. Apie meilę. Kūriniai rašyti, kuriuos galite klausytis jau dabar. Ir ką aš norėjau to sužinoti, čia be abejo žanro galbūt ypatumas, krikščioniškos muzikos festivalis Sielos kasmet atveria duris ir galbūt kitoms nuomonėms, kitiem požiūrėm ir čia puikiai po vienu stogu visi sugyvenom. Tai norėčiau ir steirauti, kaip jūs priskiriat savo kūrybą ir savo gyvenimo kelią šio festivalio kontekste. Ar tapatinatės su jo vertybėmis, kurios ne visada galbūt skamba gerai popierėje, bet visada taikliai nuo scenos? Aš esu giliai tikintis žmogus, man šis festivalis tikrai yra labai labai svarbus asmeniškai, ne? Ir aš visada, žinokite, norėjau dainuoti bažnyčiose, tokiuose festivaliuose, ne? Ir labai kalėdų laikotarpis mane irgi visada džiugina, nes tada ir galima aleliujas dainuoti ir visą kitą. Tai per vestuves? Per vestuves galima irgi. Kalėdų laikotarpis ir taip užimtas būna aleliujom ir apie Christ temą. Tai man žinokit tikriausiai tiesiog yra
Šiuo metu vat, labai žmonės pamiršta apie viską, ne? Kas iš tikrųjų labai svarbu, tai aš sakau, kaip ir sakiau, čia prisimenam ir tikim ir tada tiesiog kažkaip arčiau jautiesi tikriausiai to, kas iš tikrųjų svarbu. Kažkas viršui mane veda tuo keliu, aš ta prasme tiesiog pasiduodu ir einu ten, kur mane lydi. Ir aš tikiu, kad jisai kažkur atves mane. Tai galbūt festivalis šitas irgi yra vienas iš to kelio tokių stotelių. Taip. Kita vertus, būdas kalbėti apie Dievą ar jo darbus savo gyvenime yra ne tik tai žodžiai, naip tol ne vien jie. Ir Oksana šiuo požiūriu tikrai verta yra įgarsinti visiems girdint, nes būtent jos iniciatyva buvo suorganizuotas visai neseniai šventinis labdaros koncertas Šviesos giesmė, skirtas rinkti paramą palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospisui. Ištikimesni radijos stoties XFM klausytojai nekartą yra girdėję mus irgi dalyjantis šią hospiso misiją, palaikant jų viešus projektus. Tai kaip pati galbūt pasirinkote šitą tokią tarnystės kryptį būtent žmonėms, kurie yra ant mirties lenkščio ir turi būti oriai palydėti į amžinybę. Kodėl būtent šią įstaigai telkėte lėšas, kas jūs traukia padėti jiems? Tai istorija labai paprasta iš tikrųjų. Aš apie hospisą nežinojau absoliučiai nieko, iki kol nesusirgo mano tėtis, jisai sirgo vėžiu. Ir viskas įvyko labai greitai, iš tikrųjų ten per pusę metų, 4. stadija ir panašiai. Ir aš kažkaip anksčiau visada galvojau, kad kaip taip gali būti, kad tu artimą žmogų atiduodi kažkam slaugyti, ne? Ir kaip patys mes susidūrėm su tą situaciją, kai tu matai, kad tu negali padėti, kad nėra tos įrangos reikiamos, ne, kiekvieną dieną namie. Tai tiesiog atėjo iš ligoninės personalo, papasakojo apie hospisą, kad ten iš tikrųjų yra labai sunku pakliūti, nes visos lovos užimtos būna. Bet vis tiek tas pažintis per tą ir atėjo. Tada dar per pažįstamus irgi pasakė, kad ten iš tikrųjų labai geros sąlygos yra ir tais ligoniais rūpinasi nuoširdžiai. Ir ne dėl to, kad tiesiog reikia, o dėl to, kad jiems ten išpildomos paskutinės svajonės ir nebūtinai jie visi yra tikintis, tie, kurie tenai pakliūna į tą hospisą, ne? Tai kažkaip mane ta idėja praleisti savo paskutinės dienas būtent arčiau Dievo, arčiau žmonių, kurie, tiesiog yra šventi, aš nežinau, tos seselės, jos visada šypsosi, jos yra geros ir ten tiesiog užeini ir atrodo, kad laikas sustoja. Tai šiek tiek savanoriavau, bet galbūt tokio savanoriavimo, kaip ten jos suteikia, aš tiesiog galbūt dėl to, kad ten vaikų turiu ir panašiai, aš tokio negaliu suteikti, tai aš sėdėjau ir galvojau, ką aš čia galėčiau padaryti. Tai praėjo kažkiek laiko po tėčio ir dar tada buvo COVID-as, labai iš tikrųjų tas festivalis organizavosi visai sunkiai, nes COVID-o laikotarpiu nežinojom, ar galima žmonių prikviesti, ar išvis leista bus, ne. Sukviečiau pažįstamus atlikėjus, pasirūpinom tiesiog patalpa irgi ir tiesiog suorganizavau. Dainavau pati, pajungiau labai vaikus, mano idėja buvo tokia, kad ir vaikai jungtųsi ir ten ar tu moki dainuoti, ar nemoki dainuoti. Iš vaiko klasės pasiėmiau vaikus, sustačiau ir dainavom. Ir buvo labai smagu iš tikrųjų. Man atrodo, pavyko iš tikrųjų sukviesti tuos atlikėjus, gal galite pavardyti klausytojams, kokie gyvardai susirinko, nes tikrai nekartą matyti ir gospel muzikos scenoje ir organizuojant ankstesnius festivalius, tokius kaip Vilnius Gospel, tikrai tų žmonių ir vedėjai netgi tą patį mačiau, tai kas galite įvardyti? United Voices buvo pas mane svečiuose, Judita Leitaitė, o Judita Leitaitė dar mano buvusi mokytoja kažkada vokalo. Varionio mokykloje. Tikintis žmogus ir praktikuojantis. Taip, man labai buvo svarbu jos dalyvavimas iš tikrųjų. Ir kas ten Agnė Buškevičiūtė dabar, jinai labai populiari paskutiniu metu. Ne, jinai dainininkė, operos solistė, dabar jinai ten po Euroviziją, žodžiu, ten buvo dalyvavo, aš mačiau, kad
Tai Žinokit, irgi mes čia kalbam, bet žiūriu, kad yra YouTube įkeltas 51 minutės trukmės įrašas iš šio įvykio, tai irgi galite susirasti. Tikrai pavadinimas įsimenantis šviesos giesmė, kažkaip irgi taip nematomais kažkokiais punktyrais mus sieja su Sielų festivaliu, nes mes irgi čia, na, neslėpiam, turim ir grupę Šviesa ir tiesiog, na, norim tą šviesą skelbti, nešti pasaulį, tai galbūt irgi prasminga sužinoti, kodėl šviesos ir kodėl giesmė tuo metu gyvenime jums. Dėl tų pačių priežasčių, kurias jau išsakėte. Nu, šviesa, ten ir yra visa šviesa ir ten tam hospise tiesiog užeini ir ten, aš nežinau, ten visur šviesa. Ten tiesiog prasideda netgi tą savanorystę, ne, kai mes ten buvom, atsisėdam ir pirminis dalykas, ką mes darėm, tai malda buvo. Ta prasme, prieš kažką darant, prieš ten, nežinau, grindis valant ar ten indus plaunant, ne? Bet nu, iš pradžių visi susikimba už rankų, meldžiasi ir tik tada pradeda startuoja savo darbus. Prie pačių ligonių aš nebuvau priėjus, nes ten reikia specialių mokymų ir ne visus ten prileidžia, bet tai va, tai ten šviesa yra su kiekviena akimirka ir visur tiesiog. Tai šviesa, šviesos giesmė, pati direktorė, Sesė Rak. Taip. Tai jinai yra irgi pati iš savęs šviesa. Taip, įviešėjo mūsų XFM radio studijoje, nes apie šį hospisą buvo sukurtas filmas ir mes jį pristatinėjome Lenkų kino festivalio proga dar gudžiais iki karantiniais laikais, bet šiandien vis dėlto mūsų objektyvo šviesos krypsta į Oksaną, kuri savo gyvenimu, savo kūrybą irgi tą šviesą neša. Tai mano kolega Vitalijus galbūt mane supeiks, supratęs, kad aš taip ir nepaklausiu. Na tai koks tas jausmas, juk jūs šviežiai nulipot nuo scenos, prieš jūs grojo žinomiausia mano nuomonė Lietuvoje krikščioniškos muzikos grupė Ichtus. Tuomet ir jūs gavote iš karto tokią apšildytą Sielų festivalio pačią didžiausią pagrindinę sceną. Tai ką reiškia jums šita patirtis ir kaip jums pavyko galbūt susidoroti su tokia atsakomybė? Aš iki šiol dar nesupratau, suprantat, kai nulipi, tai yra toksai jaudulys, yra ne, adrenalinas kažkoks, paskui miegot negali iš tikrųjų visą dieną, paskui ten naktį neužmigti nuo tų visų emocijų. Tai, bet šita scena yra, jinai ypatinga, jinai yra ne tai, kad tu tiesiog išeini padainuoti žmonėms, ne, aš čia vis tiek dainuoju ir žmonėms, ir Dievui, čia yra tokia kaip, nežinau, tarnauji kažkuria prasme, ne, ir tas dar labiau, nu aš nežinau, aš tiesiog jaučiau, kad kažkas viršuje yra ir kad klausosi tuo metu. Padėjo jums. Tai Oksana, iš tikrųjų, man tų dviejų įvardytų giesmių, tiksliau dainų, kurios yra YouTube kanale, galbūt paruošėt tiems, kas dar tik žiūrės transliaciją iš Palangos koncertų salės, Stasio Povilaičio vardo salės, ko jie gali ten tikėtis pamatyti, kaip jums pavyko prisiderinti šį krikščioniškos muzikos formatą savo kūriniais, gal jūs turėjo tam tikrų kozerių užsleptų, kurios išnešėt va dabar dienos šviesą. Žinokit, kurių dar, aš tą prasme, nu, vat krikščioniško dar kažkokios savo, nu, dar nesukūriau, bet būtinai iki kito karto aš sukursiu. O, įsigirdėjom pažadą. Tikrai. Nu, žinot, tas productionas visas užtrunka, tai čia sukurt, tai mintyje gal ir turi, bet dar reikia viską tą sudėti, ne, sukurti muziką, aranžuoti ir panašiai, tai tas užtruks galbūt. Tai jūs tam tikrus vertimus, perdirbinius. Taip. Kas jums pačiai imponuoja iš tos krikščioniškos scenos, ką renkatės, ką tiesiog pasirinkot atlikti, galbūt netgi vertėt pati, o gal paėmėt jau gerai žinomus variantus dainų ir giesmių. Taip, va dabar nepasakysiu. Nu kažkokį, vis tiek grojaraštį. Grojaraštį gerai, netardom. Gal dar įspūstų. CCV, tą, kur dainavau, pavyzdžiui, tas Goodness of God. CCY? O, čia rubrikos vitalistas klausytojai tikrai turi. Pas ją tikrai yra labai. Taip, turi gerą santykį, tiksliau gilų su šiuo čia atlikėju, nes mums pavyko tą rubriką įrašyti iš antro karto, nes Sissy Winans tarimas vis kliuvo vienam iš eterio balsų. Ir Sigitas Rušinskas, vienas iš mūsų irgi akilų ausilų klausytojų, pastebėjo, kad kažkas ten prasilenkė su realybė. Tai jūs pasirinko tokį gospel, sakyčiau. Man patinka gospel, aš tik tai choro reikia dar šalia. Taip. Prasme ansamblio kažkokio. Bet tiem, kas šiuo metu mus girdi ir pasigenda gospelo, tai žinokit, nuo 19 valandos atsidarys ir Palangos bažnyčioje gospel muzikos, toks antrus metus netikėtumas, jungtinis choras, tai tikrai galėsite pasiklausyti. O jo, tai be gospelo gal ir matote savo kryptį tolesnę draugystės su šiuo žanru, šiuolaikinės krikščioniškos muzikos.
su gospel priemaišom, ar tiesiog, ką planuojate dar nuveikti šitoj scenui? Planuoju dalyvauti bent jau, tai tikrai Sugrįžti. Sugrįšiu, tikrai sugrįšiu, labai patiko. Kursiu, bandysiu savo galbūt tą žanrą tokį miksą daryti, kažkiek to gospelo, kažkiek pop. Nes nusipranta dabar, pavyzdžiui, vat, jaunimas iš tikrųjų, jisai prie tos pop muzikos, kodėl linksmiau norisi, ne? Nes, jie tiesiog, jie neišlaiko to dėmesio, galbūt ten tiek jau 5 minutės ar 10, ne? Tai reikia tokio trumpo, greito ir apie svarbiausius dalykus iš karto. Tai, ta prasme, 3 minutės sutilpsiu, pasakyti kuo daugiau ir tokio linksmesnio varianto, sakyčiau. Toks radio edit variantas, kurį tikiuosi, jeigu ne artimiausioje rubrikoje, tai dar tikrai ateityje FM radio bangomis išgirsime. O ar galim viltis, kad jūs, būdama vis tiek ir tokios didžiosios scenos ar tos pramogų pasaulio scenos atstovė, kokiu nors tokiu mislingų būdu, neregimai, kiekvienai akiai ir slaptingai taip įliesite savo galbūt tos kūrybos, kuri praeis iš pirmo nugirdimo nejuntamai, kad tai yra tam tikrus gilesnius dalykus koduojanti žinia, bet vis dėlto išdrįsite atnešti savo būsimuosius vaisius ir į privačias šventes, ir į tą vadinamąjį pasaulį, kaip čia kai kurie mėgsta pabrėžti. Ar aš skleisiu žinią? Nes terpių tam yra. Bažnytinės ceremonijos, santokos, krikštynos ir visa kita, juk tikrai sudaro galimybę savo muziką pristatyti ir paeina ta kūryba, paeina ir galbūt tikrai turite kokį nors planų, arba bent jau leistės provokuojama juos įvardyti. Bažnyčia tai tikrai, taip. Bažnyčia taip. Aš sakiau iš viso, kad pensijoje, ką aš darysiu, tai dainuosiu bažnyčioje. Ok, lauksim galimybės sudalyvauti jūsų šlovinime. O šiaip, aš visada norėjau surenkti koncertą bažnyčioje. Ir kai suruošiu tą programą, aš tikiuosi, kad kažkas man vis dėlto prašviesa, ne? Ir aš turėsiu 10, 20, 50 dainų. Ir aš tiesiog ieškočiau bažnyčios, kuri leistų surenkti koncertą, kuri norėtų, nes ne visi leidžia, ne visi nori tos tokios greitesnės ir pop muzikos varianto, ne? Bet mano manimu, kad mes taip gal pritrauktume ir to jaunimo kažkiek daugiau ir neatrodytų, kad čia labai taip tik tai visiškai nebažnytinė ta muzika ir jinai nes aš tiesiog žiūriu į užsienį, kaip yra, pavyzdžiui, ne? Tai tokie koncertai rengiami kas mėnesį, kas savaitę ir aš linkiu jums iš tikrųjų, kad dažniau, tiesiog porą kartų į metus bent jau. Kad jūsų žodžiai Dievui jausi tikrai pati geriausia vieta atsispirti. Startinė platforma yra Sielų festivalis, tokiom mintim įgarsinti ir paleisti, nes, taip, tikiu, kad lydės laimins jūsų šį sumanimą ir YouTube kanalas Oksana Artist Page, o gal kaip populiaru specialiai būtent šio profilio kūrybai skirtas kanalas, nors aš to nelinkiu asmeniškai taip skaidyti, nušvis tiesiog naujom jūsų kūrybos gesmėm po visų tų varginančių production procedūrų ir jūs tiesiog būsite jau siejama ne tik su perdirbiniais coveriais, ne tik su ta minėtai angliška ir lietuviška daina, bet tikrai gausinsite ir tą savo iš širdies išeinantį lobį. Super, ačiū labai jums. Ačiū, kad viešėjote. Ačiū. Oksana, įgarsinkite, kad visi įsimintumėm. Tiuchtai. Oksana Tiuchtich, mūsų viešnia čia Sielų festivalio muzikos dienos pokalbio erdvėje. Jūsų palaikymas ir padėka, ačiū labai jums, kad esate, sudainavote ir tikrai malonių įspūdžių žiūrint savo pasirodymą.